Labas rytas, tęsim savo kelionę Hamburge. Ir šiandien mes atėjom aplankyti nuostabią Švento Nikolajaus bažnyčią. Pasižiūrėkit, kokia jinai viršūnė atrodo kaip apdegusi, kaip įdomi, čia net priminė Barceloną. Oi, kaip gražu, pasižiūrėkit, koks gražus miestas, kokie pastatai. Čia perėjom ką tik tokiu gražiu tiltu, kur gražios statulos. Va štai pasižiūrėkit, koks įėjimas. Labai gražu. Diena šiandien graži, saulėta, kol kas 23 laipsniai šilumos. Štai ten galima į bokštą užsikelti į viršų, pamatyti Hamburgą iš viršaus. Štai čia kažkokia statula. Nu tai su sparnais, sakyčiau, kaip angelas, nežinau tiesiog. Na va. Žiūrėkit, kiek tenais daug varpų. Šiuo metu, šiandien sekmadienis yra ir šiuo metu varpai, rotušės varpai skambina. Ir ne tik rotušės, dar ir bažnyčių. Štai va, pasižiūrėkit. Oi, kokia gražybė. Kokia didybė. Nu tikrai Hamburgą rekomenduoju atvažiuoti į Hamburgą pasižiūrėti. Va, čia paroda vyksta. O, čia karo. Oi, Dieve mano, kaip blogai pasaulyje, kad šitaip yra karų. Daug. Karo aukoms, karo nukentėjusiems žmonėms. Štai koks grožis. Na, aukštai užsikėlėm į bokštą ir dabar kiek galėsiu, tiek parodysiu šitą Hamburgą iš viršaus, jeigu čia gražiai matysis. Šita bažnyčia iš tikrųjų yra likusi, sudegusi, jinai sudegė, jinai tokia kaip Coventrio bažnyčia, jeigu kas žinot Coventry. Yra išlikę, tik tai yra atrestauruoti, tik tai bažnyčios fragmentai per karą jeigu. Va štai aš bandysiu parodyti. Va, apačioje, jeigu matote. Va, matosi bažnyčios sienas. Jo, o štai tenai toliau Hamburgas. Hamburgas didžiulis miestas. Uostamiestis, va, pasižiūrėkit čia. Jau. Nelabai gal ir gerai matosi. Štai aš jums parodysiu. Oi, čia truputį baisoka man eit. Ups. Va. Noriu parodyti katedrą, bet kažkaip tai tą Rathausą, bet kažkaip man nelabai sekasi čia. Štai dar ten jau bažnyčių, kiek čia daug. Štai ten matosi uostas, bet nieko negaliu parodyti, čia tie stulpai, nelabai man sekė. Hamburgas labai gražus miestas ir mes labai džiaugiamės atvykę čia. Tai taip atrodo ta bažnyčia iš kitos pusės. Čia praktiškai tik tai likęs toksai, gerai išsaugotas, susitvarkytas bokštas, į kurį mes kėlėmės. Va, o bažnyčia tai tenai viduj, kur aš iš pradžių parodžiau. Na, įspūdingai labai.